žodžiu, bandau 4. Nenori pripažinti, bet blėsta jėgos. Tai va, o. You see? No. It's not. Hey! Right, hey! Nu ką, mes vieną pagaudėm. Opa. Tai šitie... Eteryje Gruzija. Pasilikau dar vieną dieną, nes labai pigu, labai viskas gerai. Ir taip pat prisiminiau, kad man reikia video montuoti. Kol aš čia dirbau, šeimininkas sugalvojo sutvarkyti man posūkį. Ant tiek jie čia stumia. Rada. Labas. Kažkur dingo. Čia jau jis kažką daro. Gaila išėjęs kažkur, norėjau pafilmuoti. Nu po to. Medžioklinis šuo, nes šeimininkas medžiotojas, tai šitas irgi yra medžiotojas. Si? Рада. Можно я снимаю чуть-чуть? Это откроешь? Внутри гайка. Давай. Готча. О! О, какая! Ортодокс. А ты? Католик. Я надо мотошоп здесь. У меня сейчас подожди, там сварку надо. Да? У меня с собой инструмента нет, а то я сварщик. Хорошо. Я сварщиком работаю. Really? О! Здравствуйте. Где это? Покажи. Держи. Kaip su tėvuku palaikyk. Kai geros, aš tik dabar pamačiau, kad čia iš žemės auga jie, ne iš vazono. Galvojau, didžiulis vazonas, vakar net nemačiau. Vazyca. Sulitos pasakiuką, o to gal ir privirinti šitą, kaip supratau, nes pasakė, kad su virintojai dirbo. Tai čia išvižiau būtų. А ты сварщик на пластмассе? Не. Все? Не, газосварщик, нафтоген. Окей. Я в газовой компании работаю. Да, газ? Да, трубы делаю там. А такой авиационный инженер. Авиационер? Да. Like planes? Yeah. Ну, Через час будет дома? Через час? Да. Нет. 1 o'clock. 1 o'clock, окей. Сам. 10 минут? No. 1 час. 1 час. 2 o'clock. Да. Хорошо. Идет, я сделаю это. Хорошо. А вот это сейчас объявлю. Да. Ну окей, заебись. Пиздохи шванц. Заебись, уверен, сельта, ведродель. Это не это. И оттуда чистый будет, не видно будет. Nu, čia kai suka darbai, tai suka.
Dabar reguliuojam tą, kad gražiai užsidėtų dėžės, dar sulitavo iš viršaus. Darai svirint veidrodėlį, nu žodžiu. Nu, sudirbome mes čia. Nu, aišku, daugiausia tai Gočia padirbėjo čia, ką tik nuėjo iki garažo, čia prašnekėjom. Medžiotojas kartu surada. Tai sutvarkė, visą man sutvarkė šitą, jūs įsivaizduojat? Sutvarkė visą dėžę. Ta prasme, mes įdėjo šlangą, dabar jinai čia taip gerai laikosi. Iš čia padarė per naują, tą sulitavo. Posūkį, suvirino veidrodėlį. Viską susisukom, padarėm čia iš diržo tokią piniom, padarėm šitas dabar gerai laikosi. O žodžiu, belė kiek. Gerų darbų čia atsitiko. Gerai, kad aš čia pas jį užsukau, toks maladėts. Nu, labai jisai man čia padėjo. Super. Tada aš išėjau iki parduotuvės, nupirkau pyrago, priskyniau figų, nes radau medį pilną figų, tai priskyniau figų. Ten visokių kitokių šūdų nupirkau, pasidalinau. Visą maišą atnešiau figų, visą maišą. Gal kokį 15 figų. Kiek prigeriau tos čečios, tai net nesuprantu. Žodžiu, kiek. Pasimatysiu rytoj. Все. Ой, извини большое спасибо. Спасибо. Хорошей дороги, я сейчас дверь открою. Хорошей дороги, чтоб хорошо, благополучно доехала до дому, до Лесова. Thank you. О, хорошо. Ой, очень хорошо. Угу. Ага. Все. Окей, спасибо, Майя. Да, хорошей дороги. Ну, чао. Да. Свет горит. Да. Чао. Eik, tu savo. Ištraukė savo darytos čečios, tai gerai tikrai nebuvo jau. Gerai, reikia susirasti, kur palapinę nusipirkti. Patirinėti Tbilisį truputį. Žinau, kad senamiestį reikia nuvaryti. Į senąjį senamiestį. Yra naujasis ir senasis senamiestis. Dar atsidarys tik tai už pusvalandžio, parduotuvės, viskas čia. Tai sustojau čia prie tilto. Aišku, prie gatvės daug mašinų. Bet nežinau, kažkaip jaukiai pasirodė. Suvalgysiu biškį, ką turiu. Užkasiu bent kažką, nes nieko. Užkasiu ir tada net nežinau, gal pirmą patyrinėti miestą, tada gal apsipirkti. Vakar tai visą dieną dirbom ten prie to moco, o po to visą vakarą sėdėjom prie stalo. O svarbiausia, grįžau iš Pardės viską apsipirkęs, sėdau prie kompo dirbti ir tada girdžiu Gočia grįžo, galvoju, reikia eiti pyrago nunešti, figų. Nunešiau pyrago su figom, sako, tai nori kavos atsigerti? Jo, sakau, pradėjom gerti, šnekėti, sako, nori? Sakau, davai. Tai tada atnešė čečias tos. Šiandien žiūrėsim, kas bus. Svarbiausia, neįkristi į vandenį, neįmesti striukė su dokumentais visais ir kameros. Būtų visai neblogai.
nežinau, Liberty Square, tai man atrodo Laisvės aikštė. Tbilisio Laisvės aikštė. Gal reikia iš kito šono privažiuoti ir saulė kaip tik į statulą bus. Reikia su telefonu padaryti fotkytę. Lietuvis man toks vienas sakė, kad reikia apžiūrėti senąjį Tbilisį. Tai tą ir darau. Palikau mocą, einu pasivaikščioti biškį. Vakar klausiau ir pasakoju man gočą, matot, pas jį ausy yra toks. Hei, buddy. Tai... Nes aš ten ir paplūdimy Batumį mačiau. Tai čia pasirodo žymi miestas šunis, kurie yra benamiai, bet yra draugiški. Ir tipo jie va taip va į ausis sukala tuos, nu ir tipo visi rūpinasi jais. Ir iškastruoja, kad nesidaugintų. O jeigu tipo būna agresyvus benamis, tai kaip ten tas žodis, nežinau, utilizuoja. Nu tipo, eutanazija padaro, kad bye bye ir viskas. Tai va, jie tokie priėmė sistemą su, nu kaip sakyt, benamiai šunim, jo. Tai gana įdomus konceptas visai. Ir visi myli tos šunis, visi rūpinasi tuo pačiu, kartu gyvena. Nu, žodžiu. Tai va. Čia matau yra įėjimas. Ir čia mane taip traukia, čia toks sugriuvęs pastatas, bet senovinis ir išlaikė savo autentiką. Langai viskas, kačių kiek. Ir ten viršui, kur spalvoti langai, einam. Visai arbatos norėčiau atsigerti. Iš tikro. Ačiū rūkomas. Ai, čia namai. Ai. Čia tokie Assassin's Creed'ą galėtum. Nu, bairis būtų gyventi Tbilisy tokiam name. Hello. Hello. Is this tea, chai? Yes. Welcome. Ah, okay. Hi. No, bebo. Hey, man. So. Ah, good. Good. Me too. Thanks. Balcon? Yeah. I can? Yes, straight. Yeah. Straight? She said straight? Yes, yes, yes. Straight? Yeah. Straight? Yeah. Okay. Hey. Yeah. I only want tea. Which one? Ei, tikrai vietelė. Kai spotas iš vis. Žiūrėk. Čik. Ai, tu tik dabar pamačiau. Mano močiutė turėjo tokį. Lygiai tokį patį. Lygiai tokį patį. Ir man atrodo palikom senam name, kai pardavė. Ar kažkas panašaus. Žiauru. Žiauru.
Alfa. Žodžiu, nerandu aš čia tokių gražių pastatų, kur man vienas lietuvis ten netyčia parekomendavo. Nu, tipo, pasižiūrėti, aš visą tą senamiestį senąjį pravažiavau, kažką tokio turėjom pamatyti. Kažką tokio. Bet neradau. Tai tada atvariau čia į tą fabriką, irgi sakė atliek, hipsterių toks miestelis, nu tai, tipo, fainai. Visai, čia tie grafičiai ir taip toliau. Neutrali zona tokia. Bet dabar dar jisai sakė, kad rekomenduoja man pavalgyti vienoje vietoje pusrusį, kažkokią kaniuškę. Tai žodžiu, lekiam ten 2 kilometrai, kažką reikia pavalgyti, nes nevalgęs dar nieko. Nu va, kažkas tokio. Kažką tokio turėjau daugiau sutikti. Čia turėtų. Čia jaučiu. Jo. Oi, tu savo kokios kainos. Čia viską dalinti iš 3 reikia. Po 3-4 eurus. Oho, belia kaip pigiai. Nu, važiūrėsim, ar skaniai. Tai pasėmiau pagal regioną, kadangi čia Megruli rajonas, tas regionas yra Tbilisis, tai sako, reikia valgyti hačapurį grinai Megruli, nes jie geriausiai daro. Po to va, tas pats Adžeran, tai yra Batumi, tai Batumi reikia šitą valgyti. Nu, tipo geriausiai gaminu. Tai pasėmiau Megruli hačapurį ir pasėmiau, sakė, šitas geras chicken harčio su riešutais. Tai turėtų skanu. Nes harčio jau paprastą valgiau, šmerulį valgiau. Tai va, nevalgiau paprastą hačapurį esu valgęs, o tą tipo visuotinį. Dar lietuvis, kurį sutikau, sakė labai skanu ir lobijo, ir lobijanė. Trintos pupelės tokios. Bet ne šį kartą. Gal įsinešimui pasimsiu, nes, nu, belia kaip pigų 2 eurai. Jėzau, Marija. Čia, ta prasme, pigiau negu eiti į tą... į restiką, į parduotuvę valgyti. Pirktis. Kokią baudinę hačapurį. Can I lobiyani? Lobiyani takeaway? Takeaway, yeah. Okay. Yeah, possible? Thank you. Šiaip tai neskaniai labai atrodo. No lobio? No, lobiyani. Si. Labai ne kažkaip atrodo, bet paragauk. Kaip atrodo, taip ir yra. Jau atnešė hačapurį su pupelėm, paragaukim. Nors
Kaip skanu visai, bet galit patys įsivaizduoti trintos pupelės ir tešla. Versace rūmai. Važiuoju dabar nusipirkti tepalo ir tada palapinę važiuoju žiūrėti. Reikia šitus du dalykus susitvarkyti būtinai. Nu, biškė, ant mocų tokį ne kažką karo. Telefonas nukrito. Žodžiu, nei filtro neturi man, nei man reikiamo tepalo. Jau 2 šopus pravažiau. Nu, nesuprantu. Žodžiu, atvažiavau vakar dėl manęs. Gočio suderino tą palapinę, sakė, atvažiuosiu čia. Turės būti šone arba tam. Nėra čia tos parduotuvės, nėra ten tų palapinių. Radau vieną Facebook'e, susirašiau su vienu bičiuku, tai varau. Ten visiškas toks skuduras, bet iki Istanbulo bus gal gerai, nes Istambulė yra Dekatlonas, tai Dekatlone vėl galėsiu pasimti tą savo. Jinai ten irgi nebrangi. Tai, nu žodžiu, gerai, kad yra fontanas toks su geriamo vandeniu, tai prasipildysiu savo butelį. Geras vandenukas bėlė kaip. Oi, geras vandenukas. Oi, vandenukas. Mano tai sukaitęs jau. Aš vis pamirštu pasakyti, bet čia kaip baisiai rusų nekenčia. Ta prasme, gruzinai taip nemyli, nu, nekenčia, tiesiog nemėgsta belė kaip rusų. Nors jų čia daug yra, labai daug. Bet nemėgsta, belė, taip atvirai, žiauriai atvirai nemėgsta. Tragedija. 4. motošopas neturi tepalo. Filtrai iš Kinijos, negali neišėmus mano filtro pasakyti, ar turi reikiamą filtrą. Ai, tai prasikeiksiu, aš čia beieškodamas, net neieškosiu, važiuosiu, jau čia Turkijoj susirasiu. Varau pasimti tą skudurą. Nu, čia nežinau, snaiperį paslėp galima tokiam ilgį. Tokio ilgio. Dar toks mechanizmas, kaip jinai savans. Pamatysit vakarį. Na, bet už 15 eurų. 16. Oi, nieko nesimato, bet važiuosim ten. Visiems dzinti ženklai, kad negalima. Čia žolių nėra. Au, bl... Gali būt paskutinis mano... A ne? Nesužymėti matau. Visai nesužymėti, bet bailiai, matau bailiai, bet keturiese jūs mane čia laisvai sudraskytumėt.
Geras. Pavargau, kročiu. Bet visi net jie patys sako, kad nu jau jie už vairo, tai padėk tu Dieve, nu ta prasme, visos nesąmonės lygioje vietoje, suka iš antros eilės, ten į kairę. Tai yra dešinė, žodžiu, tokių visokių prijomų, nu tokių debiliškų, ne iš savo juostos įvažiuoja, rikiuojasi, nežiūri, karočią, pypsina, nesuprasi dėl ko. Toksai pastovi nesąmonė, kažkokia pastovi nesąmonė, čia darbas tam kely. Aš čia atkeliavau pakalbintų žmonių, bet aš jau antiek nusikalau čia važinėti su jais ir komunikuoti tam kely. Nieko neradau, buvau dar tiesa, plus pamečiau savo pirštinę su balaklava, vėl ieškot variau, ačiū Dievui suradau. Tai sugalvojau, šiandien pasistatysim naują palapinę ir pažiūrėsim, kaip jinai ten stovi, eisiu paeditinti video vidų jos, nes jinai tokia tipo, kas gerai, yra pliusas vienas labai, atsidaro durys iš abiejų pusių įėjimai, tai geras kersvys, palipdysiu. Rytoj, kur ten filmavau tos monumentus, didžiulius, ten taip gerai atrodo, aš net nežinau, kas ten. Bet varysim rytoj pažiūrėti jų. Ir varysiu, aš keliausiu toliau, man atrodo, jeigu neatsileis viduje iki rytojaus, bet varysiu toliau, varysiu serpantinus, varysiu aplink tą Gruziją toliau ir viskas. Ir nesuku aš čia dar kažką daryti. Nu, va, tokia. Čia nežinau, 20 žmonių sutalpinčiau tikriausiai. Ir tokia, na, čia mat nesuprasi, kaip jinai, čia taip turi būti, neturi. Tas išsitraukia ir ant tokių čia kažkaip laikosi gerai. Ten gal jau sulaužyta. Jo, tikriausiai, nes turėtų būti įsitempę. Taip turėtų būti. Be žodžių. Mocą sutalpinčiau aš čia. Eik tu belekai. Kiek vietų. Bet gerai, nu, 16 eurų. Čia aišku tokia praleistų greitai vandenį. Bet gerai bus iki namų.